Trečiadienio gegužės 21 dienos Jurbarko žiniose matysite. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko Tomo Statkaus patarimai, kaip išvengti audrų ir žaibų pridaromų nelaimių. Jaunieji smalininkiečiai ir jų mokytojai mokėsi, kaip ne visada įdomias pamokas paversti malonių užsiėmimu. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatytas Veliuoniškio, kraštotyrininko ir šiaip doro žmogaus Stasio Litvinavičiaus kūrybos rinkinys. Praėjusios savaitės penktadienį Smalininkuose vyko projekto Kūrybinės partnerystės 2013-2014 metų baigiamoji kūrybiško mokymosi konferencija, kurioje dalyvavo Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos 5-6 klasių moksleiviai ir jų mokytojai. Nuo 2011 metų Lietuvoje vykdomas projektas Kūrybinės partnerystės yra unikali pokyčius mokykloje inicijuojanti kūrybiško mokymo programa, kurios metu bendram tikslu suvienijami moksleiviai, mokytojai ir kūrėjai, menininkai, kultūros ir kūrybinio sektoriaus veikėjai bei mokslininkai. Prieš prasidedant konferencijai Jurbarko žinių pakalbinta šio projekto kūrybinė praktikė Lijana Šarkaitė pasakojo, jog šio projekto metu su Smalininkų mokyklos vaikais buvo susipažįstama su krašto istorija, ją pažvelgiant per tautosaką ir muziką. Mūsų Smalininkų mokyklos projektas buvo toksai, kad mes stengiamės pažinti savo tautos šaknis, tautos vertybės. Ir ėjome ekspediciją tautosakinę, rinkome dainas, pasakojimus užrašėme. Taip pat atlikome vieną dainą patys, lietuvių liaudies dainą. Važiavome į Vilnių, į garso įrašų studiją, ją įrašėme, viską sudėjome vieną kompaktą. Ir šiandien to kompakto pristatymas, kuriame yra tai, ką mes užrašėme čia, Smalininkuose, pačiame miestelyje, iš gyvenančių čia žmonių. Ir patys dar 2 kūrinėlius įrašėme. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos moksleiviai ne tik surinko kompaktinės plokštelės turinį, bet ir patys sukūrė jo viršelius, ant kurių puikuojasi vaikų vardai dekoruoti įvairiausiais folkloriniais elementais. Projekto kūrybos agentė mūsų rajone, Jurgita Nagrodskytė, tvirtino, jo pagrindinis viso projekto tikslas yra į kasdienės pamokas pažvelgti per meną ir kūrybinę saviraišką. Ir mūsų šito projekto tikslas šiais metais buvo skatinti vaikų vaizduotę, bendradarbiavimą, išlaisvinti jų smalsumą, kad jie imtų domėtis visais šitais dalykais per savo tautos ir miestelio pažinimą. Metų eigoje tai labai daug dirbome, mokėmės su mokytojais ir su vaikais kūrybiškai mokytis ir visą tai padaryti žaidybinių elementų. Projektuose dalyvauja mokyklos kiekvienais metais rašydamos paraišką ir kiekviena mokykla iš tikrųjų savo išsikelia tam tikrus tikslus ir tam tikras problemas. Tarkime, vienose mokyklose mes sprendžiam vienas problemas, kitose kitas problemas, tai bandydami spręsti tam tikrą problemą, pavyzdžiui, šioje mokykloje mes išsikėlėme smalsumą ir bendradarbiavimą ir šitas problemas sprendėme per etninę muziką, per tautos savo pažinimą, visą tai sujungdami su mokomuoju procesu. Kūrybinių partnerysčių projektai siekiama ne tik paįvairinti mokiniams pamokas, bet ir padėti pedagogams surasti naujų jų dėstomų dalykų pateikimo formų, kurios padėtų vaikams geriau įsisavinti tai, ko jie yra mokomi. Kad smalininkiečiams tai pavyko padaryti, tikino ir Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos pedagogai. Tai buvo didžiulis džiaugsmas vaikams, kurie turėjo galimybę pažinti aplinką, pakeisti erdves, turėjo galimybę atlikti įvairiausias kūrybinės užduotis, dalyvauti ekspedicijose, tarpusavyje bendrauti, geriau pažinti vienas kitą. Mokytojams tai yra nauja darbo patirtis, kurią be abejo galės pritaikyti savo tolimesnėme darbe. Mokiniams tai buvo atradimų džiaugsmas, kadangi galėjo laisvai kalbėti, galėjo išreikšti savo mintis, galėjo tobulinti savo vaizduotę, kurdami įvairiausius kūrinėlius, dalyvaudami ekspedicijoje rasti tokius kaip etnografinius perlus savo šeimose, pas miestelio gyventojus. Kūrybinės partnerystės tai iš tikrųjų ta erdvė mokyklai, kur galime keistis tiek mokytojai, tiek mokiniai.